Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butyriūtė. Šį vakar kartu su neuropsichologe, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docente bei knygos Kaip veikia smegenys autore Ramunė Dirvanskienė pasikalbėsime apie tai, kodėl protingi žmonės daro kvailas klaidas priimdami sprendimus. Labas, Ramunė. Sveiki. Ramunė, tai kaip veikia tos mūsų smegenys, apskritai kaip jos priima sprendimus, kiek esame racionalūs tuo metu, kiek mus veikia kiti dalykai? Na tai geriau galime smegenis suprasti, galvodama apie tai, kaip jos išsivystė, tai žvelgdami į save iš evoliucinės perspektyvos, nes mūsų smegenys veikia kaip paveldėjimas su modifikacija. Tai ką aš taip sudėtingai noriu pasakyti, tai kad nėra vieno centro, kuris priima sprendimus, yra daug centrų, kai kurie yra labai žemo lygmens, instinktyvūs, refleksais paremti, paveldėti ir tokie patys kaip mūsų pusbrolių driežiukų, kiti yra kiek labiau sudėtingesni, paremti emocijom, atmintim, išmokimu, panašesni į mūsų pusbrolių žinduolių, o taip pat dalyvauja ir aukščiausio lygio centrai, kuriuos evoliucijos eigoje mes išvystėme, o jokie kiti gyvūnai taip išvystytų neturi ir jie atlieka dar kitas funkcijas. Tai nėra, kad mūsų smegenyse sprendimus priima vienas centras, yra daug centrų ir yra skirtingo lygmens. Ir jie priimant visi tenai sąveikauja. Bet kai kalbame apie sprendimus, labai dažnai žmonės sako, nesutarė mano širdis ir mano protas nesutarė. Ar priimant sprendimus galima kažkaip tas emocijas izoliuoti jas? Ir ar tai reikia daryti, kad mes sakom, protingas sprendimas, tai bus tik tai tas toks loginis, kažkoks racionalus? Tai širdis nedalyvauja, ką mes sakome širdies balsas, tai iš tiesų mes kalbam apie žemesnio lygmens smegenų centrus, labiau paremtus emocijomis, labiau paremtus veikiančius labiau intuiciškai. Intuicija, ką aš turiu omeny, tai yra išmokti dalykai, kurių mes sąmoningai nesuvokiame. Tai kažkokios reakcijos, apie kurias negalvojame ir negalime jų vardinti, nes jos yra atliekamos žemesnių smegenų centrų. Tai jūsų klausimas buvo, ar širdis, ar protas. Na tai protas yra visa tai, ir žemesnio lygmens protinės funkcijos, ir aukštesnio lygmens protinės funkcijos, tai viskas yra protas, širdis tame nedalyvauja. Žinai, mes jau kalbame, nuėjau apie sprendimo priėmimą, bet labai dažnai žmonės stringa apskritai, kai reikia priimti tą sprendimą, labai delsia, kažkaip ilgai galvoja, ar tai nenori prisimti atsakomybės ar panašiai. Vieni kažkaip atrodo labai paprastai su tuo, reikia priimti sprendimą, priimsiu vienokį ar kitokį, geresnį ar blogesnį, o kiti delsia. Ar kažkaip galima paaiškinti šitą situaciją? Tą mes galime bandyti paaiškinti, analizuodami smegenovaizdos tyrimus atlikdami ir žiūrėdami, kokios smegenų dalys įsitraukia daugiau priimant sprendimus tiem žmonėm, kurie save vadina prokrastinatoriais, ir tiem žmonėm, kurie save vadina veikliaisiais. Taip, žmonės save gali suskirstyti, ar jie labiau susidūrė su problema orientuoti į aš ją įveiksiu, aš ją suskaidysiu į mažesnes dalytes ir parengsiu planą. Čia tas veikliųjų tipas, o kitas yra žmonių tipas, kur susidūrų su problema, dėlsiu iki paskutinės minutės ir bandysiu išvengti problemų, o ne įveikti. Tai mes tokius galime vadinti prokrastinatoriais. Tai atliekant smegenovaizdos eksperimentus, žiūrint, kokios smegenų dalys įsitraukia, kai jie bando tą sprendimą atlikti, mes matome skirtumus. Mes matome, kad tie veiklieji, jie daugiau įsitraukia smegenų dalis atsakingos už racionalų mąstymą, už plano parengimą, tai daugiau yra kairiojo pusrutulio prieškaktinės skiltis. O tų prokrastinatorių mes matome, kad daugiau įsitraukia už emocijas atsakingi centrai, bet labiau už savo vidinių būsenų analizę. Ta prasme, ką aš čia jaučiu, daugiau dėmesio skiriama savo vidiniam potyriam, galvojama taip pat, ką apie mane galvoja kiti, tai daugiau matome aktyvacijos tose centruose. Tai, kad smegenys veikia kitaip, tai taip. Bet kodėl, kiek tai yra įgimta, kiek tai yra išmokta, kokiais procesais nulemta, bet to dar nežinom, kol kas mes tik žinom, kad iš ties smegenyse vyksta skirtingi dalykai. Ir vieni yra labiau orientuoti tas mąstymas į kaip aš išspręsiu, kaip aš pasieksiu tą naudą, o kitų mąstymas yra daugiau orientuotas, kaip aš išvengsiu to kažko blogo. Pakalbėkime apie konkrečius veiksnius, kurie mus veikia, kai mes bandome priimti tą sprendimą. Kiek ir kokių jų yra? Jų yra daug. Šitą sąrašą kiekvienas socialinis psichologas gali dar labiau praplėsti ir dar labiau praplėsti. Aš jos labiau skirstyčiau į 3 grupės. Tai pirma yra veiksniai
susijęs su manimi, su asmeniu, su tuo, kuris priima sprendimus, su tuo, koks aš esu, kokios aš esu emocinės būsenos, kokias aš patirtis turėjau, čia galime daug dalykų vardinti. Kita, kadangi sprendimus dažnai mes priimame socialiniais tikslais ar grupėje, ar kažkuo, kas paveiks mūsų santykius, tai antras dalykas yra daugiau susijęs su tais kitais žmonėm, kurie yra aplinkui, kaip jie mane veikia, kokie mano santykiai su tais žmonėm, kokie yra lūkesčiai vieni kitiem. Na ir trečias dar dalykas yra pati ta aplinka, kurioje vyksta, tai įvairūs socialinės psichologijos eksperimentai žiūrina, tarkime, kad žmonės gali paveikti vien tą aplinką, kurioje yra. Temperatūra, kokie piešiniai ant sienų ar ant paveiksluose pavaizduoti kitų žmonių, jų veidai, jų akis, ar pinigų sumos, ar kokia informacija buvo pateikta prieš tai. Na, tarkime, žmonės vienaip daro sprendimus, pažiūrėję filmuką apie globalinį atšilimą, o kitaip daro sprendimus, pažiūrėję filmuką apie na, tarkim, pinigus. Nu, va, kažką tokio. Tai tris grupės galime skirstyti tuos veiksnius, susiję su asmeniu, susiję su tais žmonėm, kurie yra šalia ir susiję su pačia ta aplinka, erdve. Ir kiekvienam šitam etape yra po daug veiksnių. O kokie jie yra tokie patys pagrindiniai, kurie dažnu atveju ir nulėmė tas mūsų klaidas? Tai daugiau... skirti? Lengviausia turbūt kalbėti apie tos, kurie yra susijęs su asmeniu, nes aplinkos nesukontroliuosi, kitų žmonių nesukontroliuosi. Čia tikriausiai norima patarimų kažkokių, tai vienintelis dalykas, ką tu gali pakontroliuoti, tai pats save. Tai viena iš dažniausių klaidų yra, kad mes klaidingai suvokiame, kad mes objektyviai priimame aplinką, bet mūsų suvokimas yra labai selektyvus. Mes pastebime tik tai, ką mes norime pastebėti, ką mes esame pripratę pastebėti. Tai pirma, tai yra selektyvus dėmesys. Antra yra patvirtinimo šališkumas. Dar yra toks labai įdomus veiksnys, apie kurį reikia tikrai daug kalbėti, nes mes pastebime tai, ką mes norime pastebėti. Tai, kas daro mūsų savęs įvaizdį geresnį. Tarkime, jeigu aš padariau kažkokį pasirinkimą, aš pastebiu tik tuos dalykus, kurie patvirtina mano pasirinkimą. Tai tarkime, gali būti 3 elementai grįžtamojo ryšio patvirtinantis, kad tai geras pasirinkimas, 10, kad tai blogas, aš ignoruosiu tos 10, fokusuosiuosi tos 3, vien todėl, kad aš taip geriau jaučiuosi. Tai tas patvirtinimo šališkumas nulėmė, kad mes pasirinkę net ir blogus sprendimus, mes ignoruojame tą grįžtamąjį ryšį, mes fokusuojamės tik į tą teigiamąjį grįžtamąjį ryšį ir todėl mums taip yra sunku pakeisti nuomonę. Mes nesame objektyvūs, mes esame labai šališki informacijai tiek prieš tą sprendimą, tiek ypač po jo. O tai kažkaip taip galima įrodyti, nežinau, tam žmogui, kad ta objektyvus dalykas yra neobjektyvus, ar net ir to net nereikia daryti? Nu, žmogus priims tai, ką jis nori priimti. Tai per prievartą nuomonės nepakeisi, žmogus tik pats pakeis nuomonę, tai geriausia, ką mes galime daryti, tai skleisti žinutę, kad mes nesame objektyvūs, mes per gerai apie save galvojam, kompetencija ir pasitikėjimas savimi tikrai nesutampa. Jeigu žmogus atrodo pasitikinti savo atsakymu, dar nebūtinai jis yra teisus. Tiesiog žinoti, kad mes darome klaidas, mes selektyviai pasirenkam informaciją tokia, kuri mums patinka ir stengtis būti objektyvesniem, vertinant grįžtamąjį ryšį. Dar užsiminiai ir apie tą patvirtinimo šališkumą, tai čia yra selektyvus mąstymas, kad mes tiesiog atsirenkame, ar ne? Mes atsirenkam tai, kas mums patinka, kas sutampa su tuo, ką mes galvojame, o kas prieštaruoja, mes tokio nemėgstam dalyko. Tai ar tiesa, kad tada, jeigu aš galvoju, kokį man sprendimą reikia priimti ir aš jau jį, kaip ir numanau, koks jau čia, kokį norėčiau, ir tada keliauju ieškoti tam tikrų patvirtinamų dalykų, tada atsirenku tai, kas man tinka, visą kitą ignoruoju ir man tas sprendimas, mano yra teisingas, yra labai geras ir čia iš tikrųjų mes taip elgiamės. Taip. Labai gražius tyrimus daro socialiniai psichologai. Vienas buvo JAV, man labai patinkantis, atliktas su studentais. Tai buvo parinkta 50 demokratinių vertybių studentų, 50 respublikonų vertybių studentų, kurie balsuoja už tas partijas, tai priklauso tiem jaunųjų demokratų, jaunųjų respublikonų klubam. Ir jiem visiems buvo pateiktas skaityti tas pats tekstas. Tekstą mokslininkai surėdė taip, kad jame lygiai 50% teiginių būtų prodemokratiški, lygiai 50% prorespublikoniškų. Daug mokslininkai pasistengė, kad tai būtų labai politinė ideologija neutralus tekstas.
Na ir perskaitė tą patį tekstą tiek vienos grupės, tiek kitos atstovai. Ir po to buvo klausima, ar šitas tekstas sustiprino jūsų politinius įsitikinimus. Tai didžioji dauguma, ženkliai, arti 100%, labai didelis procentas, teigia, kad šio teksto skaitimas sustiprino jų politinius įsitikinimus. Tai ką tai rodo? Tai rodo patvirtinimo šališkumą, pasirenkami tie faktai, kurie patinka, ignoruojami tie, kurie nepatinka ir taip mes ir veikiame, mes atsirenkam, kas mums patinka. Netgi buvo žiūrėta, kokiu santykiu tai gali būti, tai netgi 2 faktai iš 10 patinkantis, kai 8 nepatinka, vis tiek mus palenkia į tą pusę, kad šitas tekstas pritarė man. Tai ant kiek mes esame selektyvūs ir dabar yra įvairios rekomendacijos, tarkime, ataskaitos, kurios pateikiamos politikos formuotojams, siekiant sudaryti įvaizdį, kad jeigu tai yra 10 punktų, tai 10 kiekvienas punktas turi būti atskirai paryškintas, atskirai išskirtas, kad nebūtų galima ignoruoti, kad nebūtų galima pasiimti vieno teksto ir atsirinkti, kad man patinka 1-2 dalykai, o kitus ignoruoti. Kad turi būti paboldintai, paryškintai kiekvienas tas punktas ir pasakyta, kad yra 10 punktų ir jūs negalite tik tai vieną žiūrėti, o į kitus nežiūrėti. Tai mes žinome apie šitus selektyvumus dėmesio ir tai yra vienas iš patarimų, kaip su jais susidoroti. Bet iš esmės, kai tavęs klausau, man atrodo, kad žmogui, jisai priima sprendimą, susiranda visus argumentus, kurie jam tinka, ir tada jis visada tokiam yra, lyg aš priimiau gerą sprendimą, jis nedaro klaidų ir su tuo, gal iš vienos pusės taip ir paprasčiau gyventi, ar ne? Taip, tai, pagalvokim, kaip mes susikūrėm. Man taip patinka evoliucinė psichologija, nes jinai atsako į daug klausimų, kodėl mes esam, kokie esam. Tai mes nesam sukurti objektyvumui. Objektyvumas yra čia naujadaras. Ką galvojo mūsų koks protėvis gyvendamas oloje apie objektyvumą? Nieko jis negalvoja. Jis galvoja tik tai apie tai, kaip jam jaustis geriau, nes kai jis jaučiasi geriau, jam yra geriau, jo sveikata geresnė, jo nuotaika geresnė. Tai šitas mūsų atranka, kad mes pastebim tik tai, kas mums patinka, taip priverčia mus jaustis geriau. O ar tai yra objektyvu ar ne, mūsų kūnui tai yra nesvarbu. Svarbu, kad mes gerai jaustumėmės. O kas yra grupinis mąstymas? Apie ką tai yra? Tai irgi viena iš tų tokių klaidelių? Taip, tai kaip minėjau, yra veiksniai susiję su pačiu asmeniu, susiję su aplinka ir kiti veiksniai susiję su tais žmonėm, kurie mus supa. Tai mes pastebime, kad mūsų mąstymo procesai, ar mes mąstome po vieną, ar mes mąstome grupėje, jie išsiskiria. Tai kai mes grupėje bandome priimti sprendimus, kai mes grupėje mąstome, mūsų mąstymas vyksta kitaip. Tai pirma, vėlgi grįžtu prie tos pačios evoliucinės psichologijos, mūsų smegenys labai apdoroja tą socialinę informaciją, nes priklausimas grupiai mums yra labai svarbus. Mums labai svarbu, kad kiti žmonės mus mėgtų, kad grupė mus priimtų, nes kaip mes kitaip išgyvensim, mes neturim nei aštrių nagų, nei aštrių dantų, mums reikia būrio, mums reikia, kad būrys mus priimtų, nes jeigu būrys mūsų nepriima, mums daug nerimo, mums daug streso, mes atskirti nuo būrio, mes neišgyvensim. Ir tai yra labai tokie pamatiniai fiziologiniai procesai, kurių mes dažnai neįsisąmoninam, bet jie mus labai veikia. Tai kai grupėje mes priiminėjom sprendimus, vėlgi labai įsijungia visi šitie mechanizmai ir mes turime didelį polinkį pritarti daugumos nuomoniai, pritarti konformizmui, mes greit pastebim, kas yra nuomonės lyderis, visi greit savo sprendimus pakeičia, kad jie pritaptų lyderiui, nes lyderis sprendžia, kas išliks grupiai, kas neišliks grupiai, kas bus priimtas. Ir tie grupiniai sprendimai, jie netiek būna orientuoti į pačią problemą, jie būna daugiau orientuoti į santykius grupėje, nes vėlgi evoliucijos eigoje mums svarbiau buvo ne kokia bus išeiga iš to sprendimo, o kad aš liksiu grupėje. Ir kuo ta grupė man yra patrauklesnė, kuo jos aukštesnis socialinis statusas, kuo jinai man labiau referentinė, tuo labiau mane tas veikia. Aš galiu to neįsisąmoninti, bet tie procesai, jie egzistuoja. Ir netgi jeigu mes objektyviai tai bandome matuoti, mes matome, kad jeigu žmonės bando sprendimus priimti po vieną, jie būna kūrybiškesni, jie pasiūlo daugiau sprendimų, jie geresni dažnai būna, o kai žmonės sprendimų ieško grupėje, jie būna labai panašus, labai konformistiniai ir labai didelę įtaką turi, kas yra lyderis, kam lyderis duoda patvirtinimą ir kas
kalba pirmas, nes dažniausiai niekas nenori prieštarauti, net jeigu mato, kad tai bloga idėja, yra linkę pritartina ir tai užkuria tokį mechanizmą, kad kartais nueinama ne į geriausią sprendimą, bet į tą, kuris formuoja geriausius santykius grupėje. Na, turbūt čia tokį scenarijų nupasakojai susirinkimo, turbūt dažno, kur dalyvauja vadovas ir pasakoja. Bet man dar labai įdomu tie aplinkos veiksniai. Nejaugi mes esam tokie paprasti, kad vienokį sprendimą galim priimti, jeigu susirinkimo salėje bus karšta, arba jeigu bus šalta, arba bus pakabintas, nežinau, pinigų paveiksliukas, arba kitoks. Tai kaip iš tikrųjų tą aplinką bent jau, kurią galime paruošti, reguliuoti temperatūrą ir panašiai, mums reikėtų ją susitvarkyti, kad mūsų tie sprendimai būtų kuo mažiau veikiami tokių veiksnių. Tai žiūrint, kokie jūs norite, kad tie sprendimai būtų. Pavyzdžiui, įmonės į strategiją, jau čia reikia tokia į daug į priekį ir sutarti dėl vieno dalyko. Tai kaip paruošti tą aplinką, kad tokius protingus sprendimus priimti? Nežinau, kaip tą galima padaryti aplinkos pertvarkymu, bet vienas dalykas, kas gali būti siejamas ta fizinė aplinka, kurioje esame, tai yra tas sužadinimo efektas, kad informacija, kuri yra pateikiama, ji suaktyvina tuos mąstymo modelius ir tuomet didesnė tikimybė, kad tie mąstymo modeliai įsitrauks. Tarkime, jeigu esu sprendimų priėmėjas svarstantis biudžetą, tarkime, vyriausybės narys, svarstau biudžetą ir man reikia nuspręsti, ar daugiau pinigų skirti švietimui ar gynybai. Ir tas priklausomai nuo to prieš įeinant į tą kambarį, ar aš eisiu koridoriumi, kuriame vaikų nuotraukos, ar kuriame yra karo nuotraukos, tai paveiks mano sprendimo priėmimą atėjus ir matant tos pačius skaičius. Tai jeigu mes norime, kad žmonės daugiau orientuotųsi į tam tikras vertybės, tai natūralu, pakabinus tų plakatų su tom vertybėm, tai sužadins tuos neuroninius tinklus, kurie yra atsakingi už mąstymą tų dalykų. Ir jeigu tas tinklas yra sužadintas, tai padidina tikimybę, kad jis įsitrauks į visus vėlesnius procesus. Tai taip mes galime per aplinkos struktūravimą paveikti žmonių mąstymą, kad jie labiau mąstytų apie tam tikrus dalykus ir tai nėra naujas dalykas. Teko lankytis berods ar Valdovų rūmuose, dabar neatsimenu, kažkurio iš LDK pilių, man atrodo, gal Valdovų rūmuose, ir ten rodė, kad salėje, kur vykdavo susitikimai, o gal čia Vavelis buvo, žodžiu, dabar aš neatsimenu, kuris iš LDK pilių buvo, bet ant lubų, kur vykdavo susitikimai, atvaizduoti visų vaivadijų žmonių atvaizdai. Tai kad mąstydamas apie šalies valdymą, matytum kiekvieną šalies kampelį ir tos žmonės, kurie jame yra, kad jų nepamirštum. Tai tarsi sužadina tą mąstymą, kad galvotum ne tik apie, nes mūsų dėmesys yra ribotas, mes vienu metu galime tik apie kelius dalykus mąstyti, mes tikrai negalime atsižvelgti į visą daugybę veiksnių, kurių reikia sudėtingiam sprendimam, bet per tos priminimus mes galime savo priminti, kad ir tai yra svarbu ir nenueitumėm vien tik tai to grupinio mąstymo keliu. Bet iš tiesų šitus dalykus, man atrodo, sėkmingai naudoja prekybos tinklai, parduotuvės, marketingas, nes mes įeinam ir patys to nejausdami, ar tai muzika skamba, ar vaizdai, tai čia irgi yra apie tą patį, ar ne? Taip, tai gali sužadinti emociją, gali sužadinti prisiminimus ir tai iš ties paveikia mūsų sprendimą, mūsų tolimesnį mąstymą. Kokias dar klaidas daro žmonės priimdami sprendimus, iš kurių mes nepaminėjom, bet jos yra dažnos? Ar čia ir buvo tos tokios pagrindinės? Dabar galvoju, kad mes pakalbėjome apie tos dalykus, kurie čia ir dabar veikia, bet labai svarbu, kalbant apie sprendimus, yra kalbėti apie atmintį. Nes tam, kad mes padarytumėm naują sprendimą, mes turim atsiminti, kas buvo praeityje, tas pasiekmes įvertinti, ar praeitie mano daryti dalykai geri ir jeigu tai buvo gerai, aš tai kartosiu. Nes ką man iš naujo mąstyti, iš naujo mąstymas, iš naujo sprendimų kūrimas yra labai energijai imlus procesas, o pakartojimas anksčiau buvusio sprendimo yra greitas ir lengvas procesas ir mes visada tokiam teikiame pirmenybę. Tai jeigu aš praeities įvykį atsimenu kaip gerą ir atnešusi geras pasiekmes, aš tą sprendimo mąstymo modelį kartosiu. O mūsų prisiminimai, jie yra klaidingi. Mes dažnai prisimenam blogus dalykus kaip gerus dalykus kaip blogus, nes yra įvairių tų veiksnių, kurie iškraipo mūsų prisiminimus ir kartais mes kartojame procesus,
kurie yra visiškai netinkami dabartiniai situacijai, vien dėl to, kad mes klaidingai prisimenam, kad jie praeitie buvo veiksmingi. Na ir tai vyksta gana automatiškai. Tai jau mes prieš taigi pasirinkom tai, kas mums tinka, jau interpretavom, dabar vėl susigrąžinam prisiminimus ir, na, skamba taip, lyg mūsų smegenys yra sukurtos tam, tarsi mums pataikautų visada ir, na, tu žinai, kad tu nori šito sprendimo ir tu atrasi savo argumentų, kodėl jį priimti. Čia iš tikrųjų panašiai taip ir veikia. Mes dažnai elgiamės taip, kad mums būtų geriau čia ir dabar. Ir mes esame taip sukurti, kad mes geriau pasijautume, mes mažai galvojame apie pasiekmes. Ir mes, dauguma mūsų tų automatinių reakcijų yra, kad kiti žmonės būtų laimingi čia ir dabar esantys šalia manęs, kad aš išeičiau iš nemalonios situacijos, nesvarbu, kas bus po to, bet tiesiog, kad čia ir dabar. Mes esam taip sukurti ir kartais tai neatveda į patį geriausią sprendimą, bet tai yra mūsų automatiškai paleidžiamos reakcijos. Gerai, tada klausiu apie tai, o ką daryti, jeigu mes siekiame to objektyvumo, ar ne, ir norim tokio tikrai racionalaus sprendimo, kuris būtų ateičiai mums labai geras, kaip save pagauti už rankos, kad jau galbūt einame tuo klaidingu keliu, kaip save sustabdyti ir ką daryti, kad, priimti tą gerą sprendimą. Nepataikaujant savo. Reikia pagalvoti apie pasiekmes. Jeigu pasiekmes yra svarbios, tai vadinasi geriau neskubėti, geriau pristabdyti, nes čia ir dabar tas greitai vykstantis mąstymo procesai, jie dažnai būna tokie palengvinti, mes atkreipiam dėmesį į vieną, du stimulus, kurie yra ryškiausia, jeigu dar tai darome su kitais žmonėmis, mes elgiamės konformistiškai ir mes ateiname čia ir dabar tokį geriausią sprendimą, kur dabar atrodo, bet kokios bus pasiekmes ateityje, mes per daug nesusimąstome. Tai jeigu pasiekmes yra labai svarbios, tai yra rekomenduojama neskubėti su sprendimu, išeiti iš tos situacijos, kurioje esi dabar, nes jeigu dabar man vienas, du stimulai atrodo labai ryškus ir aš jiems skiriu visą savo dėmesį, išėjus iš tos situacijos, pergalvojus, aš jau atkreipiu dėmesį į 3, 5, 10, 20 stimulą, kuris taip pat gali būti svarbus ir tas mano sprendimas, jis gali šiek tiek pasikeisti. Tai pirma, jeigu svarbu pasiekmes, pagalvokit, kas gali veikti jūsų sprendimus čia ir dabar, kad galbūt palaukus savaitę tas sprendimas pasikeistų atvėsus tiem keliam ryškiausiam veiksniam. Kaip apskritai vienu sakiniu jį būtų galima apibrėžti, kas yra kritinis mąstymas ir kaip jį įjungti ir galbūt organizacijos vadovas gali padėti darbuotojams dažniau naudoti tą kritinį mąstymą? Tai kritinis mąstymas iš kognityvinių mokslų pusės, kaip apibrėžiamas, tai yra gebėjimas stebėti savo mąstymą, gebėjimas stebėti jo procesus ir vertinti, ar tai yra dabar tinkamiausi tie procesai. Tai keletas tų patarimų yra žinoti, kad mes selektyviai pasirenkame, kas mums patinka iš grįžtamojo ryšio, tai stengtis rinkti kuo daugiau grįžtamojo ryšio, neignoruoti nesėkmių. Nemalonu yra galvoti apie nesėkmes, bet stengtis iš jų daryti išvadas, neignoruoti jų, žinoti mūsų polinkį jas ignoruoti. Kitas dalykas - žinoti apie sprendimų priėmimo ir atminties klaidas, bandyti jas pastebėti, žinoti apie kitų žmonių poveikį mums, bandyti tai pastebėti ir galvoti, ar šiuo metu aš esu orientuotas į rezultatą, ar aš esu orientuotas į gerus santykius. Jeigu pasiekmes nėra svarbios, tai gal ir gerai, nueisiu su tais gerais santykiais, bet jeigu pasiekmes yra svarbios, tai gal geriau tą sprendimą man daryti kitoje aplinkoje. Ramūne, o tas žymusis ir garsusis overthinkinimas, permąstymas, apie kurį dabar neretai yra kalbama, ar tai yra irgi mąstymo klaida, ar čia visai iš kitos operos? Žiūrint iš kurios pusės pažiūrėsi, jeigu aš tai žiūriu iš kognityvinių mokslų pusės, tai nėra tokio dalyko kaip overthinkinimas. Yra mąstymas, yra alternatyvų apsvarstymas ir yra sprendimo priėmimas. Tas momentas, kada tu darai sprendimą. Tai aš tai sakyčiau, kad tai yra du skirtingi dalykai ir iš to, kaip aš žiūriu šitus mokslus, aš tarp jų nelabai matau sąsajų. Tai čia labiau tą overthinkinimą siečiau ne su sprendimais, o su neurotiškumu, kaip čia nerimu, paieška neigiamų dalykų, orientacija daugiau į grėsmių aptikimą, o ne sprendimų radimą, tai aš taip atskirčiau šitus procesus.
Rezumuojant pabaigai punktais, tai kokius mes 3 kasdienius pratimus galime daryti, kad patys ugdytumėm savo įprotį priiminėti gerus ir kuo labiau objektyvius sprendimus? Na tai pirma, negalvokime apie save pernelyg gerai, žinokime, kad mes nuolat klystame, kad mes labai selektyviai pasirenkame informaciją. Tai bandykime pamatyti realybę, o ne mūsų norą pamatyti, nes labai dažnai mes realybę apdorojame automatiškai ir net nesuvokiam, pastebime dalykus, kurių nėra, ignoruojame dalykus, kurių yra, tai bandykime geriau sąveikauti su realybė, būdami savo kiek kritiškesni. Antras dalykas, jeigu pasiekmes yra svarbios, atidėti sprendimus, neskubėti su sprendimais. Na ir trečias dalykas, žiūrėti į grįžtamąjį ryšį ir nebijoti keisti nuomonę, nes dažnai žmonės bijo keisti nuomonę, galvodami, kad jie nekaip pasirodys, kad tai yra gėdinga ar kažkas, bet jeigu mes laikomės prielaidos, kad žmonės nuolat klysta, kad žmonės nėra pernelyg racionalūs, neturėtų būti labai gėdinga pakeisti nuomonę ir pripažinti klaidas. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Ramune spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki!